I see no point in living life that right when you're out here in this jungle. It's wild brandy. Sveiki, su jumis Aizhekas ir... Haupas, ATN, arba kitaip Antanas. Jo, va, matai, ATN. Antanas. Jo, Keista. ten taip padaryta. Turbūt jums bus keista, kad jis ne merga, bet toks jau jo. Tai va, čia su mumis dar yra Disasteris. Botas, bastet. Tai va, su mumis dar botas. Tai va, dabar mes parodysim, ne šiandien, o dabar parodysim jums TF3. Ne, TF2. TF2. Tai va, kai matot, va čia kur visą laiką prasideda komanda. Čia eina, kariauja. Yra du timai. Du timai, mėlynas ir raudonas. Pėstieji ir raudieji. Jo, mėlynas ir raudonas. Dabar žiūrėk, paspausiu šitą. Yra 9 klasės. Jo, 9 klasės. Taip, skautas. Haupas daugiau žino apie skautus, tai Haupai papasakok apie skautus. Taip, aš esu skautas, jie turi 3 pagrindinius ginklus, tai skatergunas, tai yra kaip ir shotgunas plašas, paskui pistoletas, kaip matote. Ir dabar aš įsirečiau ir bijau ir bėgu į kampą. Ir meilas. Toliau, solderis, tai čia aš būsiu. Vat, turi, skau, pagrindinis ginklas bazukos. Kaip matot, turiu daug bazuko arsenalų. Tada vinčkai, šaudomieji ir būtai, batai arba flegai, buv baneriai. Kaip matot. Ir meilas. Kaip katanos, kastuvai, kirvukai ir taip toliau, rykštės. Čia pripampasai, va šičia šone pamatysit hetus, visokias emblemas. Vat kaip pas mane hetai. Emotionės. Aš dabar, žinok, charakterius rodau dabar. Ta prasme, aš tai galėsiu parodyti. Jo, jis parodė. Čia va, Pyra, čia va, pripampasai kasis. Degina. Aš dabar čia degryzerį turiu, degryzeris tai paduoda jam, kad greičiau keistų ginklus. Aš parodysiu kaip anksčiau, kaip atrodo. Jo, vinčkas ir kuoka. Iš paskaitos yra kitokios, tokios. Toliau, einam Demomenas. Pagrindiniai ginklai dažniausiai būna tokie. Aš užsidėjęs Alibaba batus. Aš jas vadinu Alibaba. Tada minos, škotis resistances ir sticky bombas launcheris. Šūdas tas tokias škotis resistas. Ir meilas. Nu kaip meilas, va, aš Scotman Skullcutter. Ir daug kitų turiu. Lievas, aš Demomeną nežaidžiu, dėl to aš lievas. Heavis, storas, plonas. Jo, kitaip vadinamas plonas. Jo, kitaip vadinam plonas, nes jis plonas. Gerai, turi labai mašingunai pagrindiniais, jo ginklas ir Epic ir Rage imantis visą laiką minigunas. Nataša, tokie kaip Brav ir Brav. Minigunas arba kumščiai dar. Kumščiai, va, kumščiai. Ir antras jo ginklas dažniausiai būna šokoladukas arba vinčikas, bet dažniausiai pasiima valgyti, žinot, kaip pavalgo, nes jis labai plonas, dėl to turi valgyti. Taip, jo, engineeris, sudėtinga klasė, bet iš tikrųjų labai lengva klasė. Taip, jo, lengva klasė. Pirmi ginklai gynyboje vinčikai, čia kaip gynyboje, pistoletai. Pistoletą aš tik vieną turiu, nieko gero. Ir Tedžegas. Nu ir kaip čia, vrenčai, atsuktuvas. Nu karočią, yra šitie dalykai, čia kepurės turiu. Tai su jais jis gali statyti centrigunus, visokius tokius pripampasus, o su va tokiais džegais jis pagreitina statybą ir panašiai. Kas toliau? Medikas, kuris net limpa nuo manęs, jo štai mat, kiek tu gali iki čia? Medikas, va. Aš esu medikas, nu čia pasim. Ar parodys, taip, Aš kiekvieną klasę. Aš irgi dabar, aš dabar ir rodau visus. Tai va, dabar overdozą, matau, turiu čia viską, va, kaip medikas atrodo, agresyvus, visiškai neagresyvus. Nu, jis ką, healeris, supportas. Yeah. Va, overdozą suskepa iššaudas. Ima pointą, fuck, viskas, paimi pointą. Paimi pointą, jis supofai. Tuo mane nušaus. Sniperis, čia irgi support klasė, vis dėlto jinai supportina iš galo. Pagrindinis ginklas, tai, kai visiem aišku, kad pistoletas, ką, sniperis, pagrindinis dalykas, va čia SMG gali turėti, tai panašiai prie pasų, ir kardas. Kardas, bušvakas arba kurki. Bušvačka, šahan, ar kaip ten kitą pinimus. Spajus, viena iš mano irgi mėgstamiausių klasių. Aišku, aš tik taip stebinu, šaudau niekada. Medikas kažkas durnas, jis iš tikrųjų hilinamas. Jis pabėgo dabar, ne? Ne, jis mūsų. Jis vėl tai hilina. Va, karočią, peilių, tuos spajų reikia labiausiai. Štyros ir laikrodžio ir viskas.
Jo, aš turiu laidą. Bet reikia žaisti, su juo mokėt reikia žaisti, su juo labai sunkus begineriams. Dažniausiai begineriai gimai dėl to, kad oh my god, spy, gonna backstab everything, O čia va klaustukas, čia ultimate klasė, karočią, šitą random klaustukas, tai čia ultimate klasė, čia visi, čia epic, karočią, čia žiauru, čia iš tikrųjų, nieks nespaudė, nieks dar neišdrįso jo spausti. Bet aš neturiu žodžio, nes aš bijau, karočią, bijai net sakyti, gerai. Taigi va, visos 10 klasių, bet klaustukas dažniausiai nesiskaito, nes jis almaitis, tai va. Ir aš žaisiu dabar už demo. Solė. Tai va mano kolega Atana, mes einam... Palauk, aš parodinsiu hetus jums. Va, hetus. Kaip ten gali atrodyti. Ant visų klasių. Čia dabar jis Taigi čia skautas. generolo Krukovo užsidėjo. Palagina. Pavyzdžiui, solderis. Ta pati hetas. Pas mane va toks, pas mane erkė ant galvos, karočią. Paiva. Va, kalėdų senelis. Ai, gerai, pas mane gali tautin, va tokie, va, zombie. Nu gerai, tai kaip jie ir visi suprato, kad kiekvienas klasė gali būti... Nu, einam dabar pasilinksminsim biškį. Tai va čia inžinierius pastatė teleportą pradžią, bet nedabai. Jo, čia įėjimas teleportinis, o jis dar gali pastatyti išėjimą. Mes žaidžiam mapą, kur reikia gintis. Mūsiškiai, aišku, čia visi botai. Tai va, mes turim gintis prieš invaziją mėlyną. Va, mėlynai renkasi, piškina, mes juos piškinam irgi. Biškį lagina man, be panikos, viskas bus blogai. Va, medikas, va, inžinieris pastatė teleportatorą, nes viską nunešim daug. Kas ten pyro pas mums? Tu pyro už pyro visai. Aš. Oh my god, skautas iš galo mediką nušo. Va, skautai visokie šakinėje, kaip padaužas bebriukai. Atsargiai Heavis. Mane Heavis nušovė, bet aš jį? Ne, aš mediką nušovė. Su Atana pagalba. Tai aš žiūrėjau. Tai va, mūsų užmušės... Aišku, čia botai. Botai, jo, botai. Visą laiką botai liks botais. Va, matot, kur centrį stato. Ar kur logika žmogus centrį statyti tokią vietą? Nu, nebent prieš almaitį sieną gali veiks. Va, disasteris, vėl medikas mano. Va, padruškė. Čia va, susipažinkit, Ridvagas. Čia susipažinkit, teleport entrance build by Spartanas. Iškart atsiprašome už lagus, jeigu yra. Bus daug lagų. Va, Atanas dabar paėmė demo šnemą. Kaip Spider-Maną. O Jėzau, kaip palagina. Man irgi. Sako, serveris labai čia toks jau. Govas. Nu tai va, mes daug nepasakysim apie TF2. Tiesiog atžaiskit. Epic žaidimas. Vienas iš populiariausių šaudiklių. Nu gal ir yra vienas. Jo, Steaminis. Ai, va, kad dar galima pasakyti, kad jeigu turite Steaminį TF2, tada galite normaliai tradintis ten viską įtamus tuos. Jeigu turit, ta prasme, non-Steaminį, tiesiog paprasta, tik tai ten beveik nieko nepadės, tik tai žais paprastai. Ta prasme, ir per Steamą gali prasisiųsti, ta prasme, bet ten bus nepirktas, nelegalus, ta prasme. Nu, kaip yra ten pripampasų nusipirkti. Aš kažkada nusipirkau, seniai man nupirko, dėl to aš esu tipo epic, dėl to aš galiu va hetus craftinti. Nu gerai, dabar užteks PvP, einu parodysiu. Craftus tai galima visi. Gerai, išjungu laukčiau. Eisiu parodyti jums craftą. Itemai, crafting, va čia craftas. Rare itemai, special itemai, nu čia dažniausiai va čia aš lankausi, vis tiek aš nubas. Va tokie kaip tokius va craftinu, kur galėjau, naujausius. Turiu va šitą. Tada parodysiu. Va šitą va turiu. Varp asasina. Daugiau nieko. Piršinį noriu šitą. Gerai, tai va. Čia va craftinimui. Va craftinimui, ko reikia? Reclaim metal. Neturiu, viskas aišku. Dažniausia reclaim metal reikia, kad ką nors iškrautint. Kaip metal gaut, nu pavyzdžiui. Nu vis tiek žino čia beveik visi, bet vis tiek, kurie jobnuti, nežino, tai pasakysiu. Scrap metalai. Va, reikia 3 scrap metalų. Kaip gaut scrap metalus? What the fuck, žinot, what the fuck, iš kur dabar aš gausiu scrap metalus? Spaudžiat šitą, va tetą. Ir ieškot itemą. Kur 2 itemus, vėliau kokios turi. Pavyzdžiui, nu, nežinau, kurį čia, nenoriu šitą. Gunų and boot. Man jau vis tiek nereikia, aš nenubas, nenaudoju tokio šūdo. What the fuck. Atsiprašau už tyčinius sklandumus. Gunbootsai, ar dar vieni gunbootsai.
Ir va, sujungusi Scrub Metal. Viskas galim valgyti. Ai, kai čia, krač. Tai būtų, tai Kaupas būtų. gauna į šikną, nuo mobo, nuo Jo. boto, bet pohui. Tai va, čia inventorius. Čia aš kažkada dėliausi čia viską gražiai pagal klases, taip pat čia demo, čia snaiperiai, čia taip toliau. Bet vėliau tingėjau, tai palikau viską čia mailai pas mane, ant galo čia special itemai, kepurės. Hetų aš turiu labai nedaug, nes nubas, kaip pasakiau, kaip ir minėjau. Kažkaip botai čia. Taigi va, tokia trumpa buvo apžvalga apie TF2. Su jumis buvo Aisjakas ir Klaupas, Antanas. ATM. Otomanas. Gerai, davai visiems, sėkmės jums. Davai.